atskleisime jums paslaptį apie valstybės paslaptis. O tiksliau apie slaptus Lietuvos kariuomenės dokumentus saugomus seifuose, kuriuos pristatė su Rusijos karo pramone glaudžiai susijęs verslas. Taip, viską išgirdote teisingai. Rusiško kapitalo įmonė laimėjo 10 konkursų seifų pristatymui ir įrengimui Lietuvos valstybės institucijose. Tarp jų vyriausybės kanceliarija, generalinė prokuratūra, krašto apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos ir keli Lietuvos kariuomenės padaliniai. 2 iš jų seifus įsigijo su konkrečia paskirtimi – slaptų dokumentų saugojimui. Kaip tai įmanoma? Gali būti, kad viskas labai paprasta, nes seifų prekybos verslą kontroliuojantys Rusijos piliečiai prisistato esantys iš Europos Sąjungos. – 2022 m. vasario 22 diena. 2 dienos iki pilno masto Rusijos invazijos prieš Ukrainą pradžios. Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto didžiojo jėgerių batalionas pasirašo sutartį dėl 6 seifų pirkimo. Kaip tik šią sutartį ir laikau rankose. Ir joje aiškiai nurodyta, kam skirti visi 6 seifai. 4 specialiųjų operacijų pajėgos nutarė laikyti slaptus dokumentus su žyma KF. Taip ženklinami konfidencialūs dokumentai. O dar 2 seifai skirti dokumentams su žyma S. O tai reiškia slaptai. Ir tai yra antra aukščiausia slaptų dokumentų kategorija valstybės aparate. Vytauto didžiojo jėgerių batalionas seifus įsigijo iš Vilniuje veikiančios bendrovės Eurosafe LT. Oficialiai tai lenkiško kapitalo įmonė, bet tikrovė visiškai kitokia. Eurosafe LT valdoma per Lenkijos įmonę. Naudos gavėjais taip pat nurodomi Lenkijos ir Rumunijos piliečiai. Tačiau mūsų kolegos iš nepriklausomo tremtyje veikiančio Rusijos leidinio The Insider nustatė, kad abu šie vyriškiai Rusijos verslininkai. Šioje šalyje taip pat prekiaujantys seifais ir savo prekiamis aprūpinantys Rusijos kariuomenę. Oficialiuose dokumentuose pagrindiniu Eurosafe LT savininku nurodomas Eugenijus Pietrovas. Tai yra Jevgenijus Petrovas, Rusijos verslininkas. Kitas įmonės naudos gavėjas, Rumunijos pilietis Konstantinas Smirnovas. Skamba ne itin rumuniškai, o ir nėra, nes ponas Smirnovas su ponu Petrovu Rusijoje veikia kartu. Petrovo ir Smirnovo verslas Rusijoje bendrovė Promet. Tiek ši, tiek kitos su jie susijusios įmonės sėkmingai dalyvauja Rusijos valstybės struktūrų viešuosiuose pirkimuose. Ir čia kalba eina ne tik apie seifus ar kitą dokumentų saugojimo įrangą. Petrovo ir Smirnovo verslas gamina ir karinės paskirties prekes. Štai taip atrodė Promet stendas Rusijos karo pramonės parodoje Armija 2017. Tarp savo siūlomų prekių Promet eksponavo ir ugniai atsparę amunicijos saugojimo įrangą pritaikytą reaktyvinės artilerijos sistemoms GRAD, šiuo metu plačiai naudojamoms Ukrainos puolimui. Ir tai nėra vienintelis atvejis, kai Promet savo produkciją pristato Rusijos karo pramonės parodoje. Petrovo ir Smirnovo verslas ten dalyvauja kasmet. Viena iš Promet grupiai priklausiusių įmonių Rusijos kariuomenę aprūpino štai tokiomis šarvuotomis konstrukcijomis. Tarp kitos grupiai priklausiusios įmonės klientų – karinė korporacija Rostech, gynybos ministerija, prokuratūra ir FSB. Promet įsikūrė ir iškilo Rusijos Tulos srityje, su atviru vietinio gubernatoriaus Aleksėjaus Diumino palaikymu. Diumino politinėje karjeroje ne tik gubernatoriaus postas, bet ir vadovavimas Rusijos specialiųjų operacijų pajėgoms. Diuminui priskiriami nuopelnai dėl 2014 metais įvykdytos žaliųjų žmogeliukų invazijos, kuri baigėsi Krymo aneksija. Anot Rusijos žiniasklaidos, Diuminas taip pat vadovavo Viktoro Janukovyčiaus evakuacijai iš Ukrainos. 8 metus Tulos srities gubernatoriumi dirbęs politikas šių pareigų nebeužima, bet to tikrai nepavadinsi karjeros pabaigą. Šiais metais Diuminas persikraustė tiesiai į Kremlių ir tapo Vladimiro Putino padėjėju. O štai šioje nuotraukoje matote iškart 3 žmonės. Kairėje buvęs gubernatorius Aleksėjus Diuminas. Dešinėje Rusijos kompanijos Promet savininkas Jevgenijus Petrovas ir Lenkijos pilietis Eugenijus Pietrovas. Tik pastarieji 2 asmenys – tai vienas ir tas pats žmogus. Lenkijos piliečių prisistatančio Petrovo valdoma Lietuvos įmonė Eurosafe LT taip pat gali pasigirti labai solidžiais klientais valstybinėme sektoriuje.
Tarp įmonės klientų – vyriausybės kanceliarija, prezidentą, premjerę ir Seimo pirmininkę sauganti vadovybės apsaugos tarnyba, generalinė prokuratūra, už stambius kariuomenės pirkimus atsakinga gynybos resursų agentūra ir netrumpas sąrašas Lietuvos kariuomenės padalinių. Sutartys su kariuomenės padaliniais ir krašto apsaugos ministerijai pavaldžiomis įstaigomis buvo sudaromos tiek iki Rusijos kariuomenės įsiveržimo į Ukrainą, tiek ir po to. Sienos išnagrinėtos viešųjų pirkimų sutartys rodo, kad Eurosafe daugeliu atveju ne tik parduodavo seifus ar kitą dokumentų laikymo įrangą, bet ir įsipareigodavo ją pristatyti kliento adresu. Taigi ir į valstybės institucijų bei kariuomenės padalinių patalpas. Apie visą tai prisėdome pasikalbėti su krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu. Blogai. Tai blogai, viskas aišku, reikia valytis, sistema turės išsivalyti. Duosiu pavedimą dabar surinkti visą informaciją. Pasitikrinsim tada jau mes savo kanalais apie visą šitą, tos ryšius ir reikės imtis, pirmiausia pasižiūrėti, kas dar yra planuojami kontraktai ar nėra ir keisti. Keisti šitą reikia visą produkciją, neišvengiamai. Bet ta prasme, išnešti velniop tos seifus? Manau, kad reikės nešti velniop tos seifus be abejo. Nes reikia jūs dar ir patikrinti dabar tos seifus, tiesą sakant. Perkamos yra prekės su pristatymu ir neretai ir su įrengimu, kas reiškia, kad... Patenka į patalpas, ne? Jo. Tai viskas, kaip sakant, čia aišku. Pražiūrėta, landa skylė užkimšys. Dėl įmonės savininkų pilietybės ir Rusijoje vystomo verslo kreipiamės ir į Eurosafe. Ir sulaukėme štai tokio atsakymo. Ministras sako, kad jūsų seifai turės lekt per langą. Aha, supratau. Tai gerai, kaip aš jau sakiau, mes tuomet atsiųsim atsakymus raštu, o toliau, ką, negaliu pakomentuoti to atsakymo. Beje, tai jau ne pirmas atvejis, kai rusiško kapitalo įmonės nepastebėtos įsisuka į svarbių valstybės institucijų ir valstybinių įmonių viešuosius pirkimus. Pernai vasarą publikavome tyrimą apie bendrovę Exortus, sėkmingai dalyvavusią Ignalinos atominės elektrinės pirkimuose ir netgi priėjusią prie branduolinių atliekų saugyklos projekto. Šios įmonės savininku buvo Lenkijos pilietis Sergijus Pietroš, o bendradarbiaudami su kolegomis iš Ukrainos įrodėme, kad tai iš tiesų yra Rusijos pilietis Sergejus Petrovas. Ignalinos atominė elektrinė patvirtino, kad sienos tyrimas buvusiam Petrovo verslui turėjo rimtų padarinių ir gali turėti dar rimtesnių. Ignalinos atominės elektrinės administracija informavo, kad dėl mūsų atskleistų faktų buvo nutrauktos 2 sutartys su Exortus. Bendra jų vertė daugiau nei 250 000 000 eurų. Tiesa, paaiškėjus tikrajai Sergijušo Pietrošo tapatybei, šios sutartys didžiąja dalimi jau buvo įvykdytos. Ignalinos atominės elektrinės administracijos teigimu, bent dalį išleistų pinigų bus bandoma susigrąžinti. O seifus kariuomeniai, vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms teikiančios Eurosafe LT savininkai analogiškus verslus turi ar turėjo ir kitose ES valstybėse – Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. Ar rusiško kapitalo verslas prie valstybės institucijų prieina ir šiose valstybėse, kol kas nežinoma. Taigi turime jau antrą atvejį, kai lenkišku pasu prisidengęs Rusijos verslininkas įsisuka į Lietuvos institucijų viešuosius pirkimus. Šiuo atveju prieinant net prie įslaptintos informacijos saugojimo. Lauryno Kasčiūno teigimu, turi būti padaryta viskas, kad tokios istorijos nepasikartotų. Tai, matyt, pradėkim nuo to, kad iš esmės rusiška įmonė susijusi su režimu, oligarchais, silovarchais, Rusijos ir karinė pramonė. Vien jau tai, kad mes iš jų perkam, jau yra blogai ir tai yra, peržengta linija. Tai šitą reikia taisyti vien jau dėl to, o jeigu jie tikrai turėjo prieimą prie patalpų ir galėjo ten įrenginėjant pasižvalgyti, tai jau kelia įvairias rizikas. Kitaip tariant, mes kalbame apie žvalgybinės rizikas. Tai šitoje vietoje reikės atskiro tyrimo, kaip visą tai buvo daroma. Ir skraidys seifai per langus. Tikrai turės išskristi.